Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad teks dalyvauti dviejose panelinėse diskusijose. Pirmoji panelinė diskusija bus su Jungtinės karalystės ir Vokietijos gynybos ministrais apie gynybos išlaidų pasidalinimą. Antroji diskusija skirta rytinio NATO flango stiprinimui ir joje be manęs taip pat dalyvaus Suomijos prezidentas, Latvijos prezidentas ir NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoja. Be to numatyti dvišaliai susitikimai, trumpos rankų paspaudimas ir kaip taisyklė tokiuose forumuose iš tikrųjų kartais įvyksta ir malonių, netikėtų susitikimų, kurių anksčiau neplanavai, kurie taip pat yra labai svarbus. Na ir taip pat interviu Deutsche Welle. Manau, kad labai svarbu kalbėti mūsų tiksliniai auditorijai vakaruose apie tuos dalykus, kuriuos mes matome čia, būdami rytinėme NATO flange, apie grėsmes, apie būdus pažaboti Rusijos agresiją ir turime išnaudoti kiekvieną galimybę paskleisti tą žinią, kuri mums yra svarbi. Aš manau, kad pirmiausia turime labai aiškiai signalizuoti apie tai, kad negalime kalbėti apie jokius taikos susitarimus Ukrainoje, jeigu ta taika nebus tvari. Jeigu mes nesustabdysime Rusijos agresijos, kiekvienas susitarimas turi apimti būtent ilgalaikę ir tvarę taiką, jos būtinybę mūsų regione. Taip pat labai svarbu imtis daugiau atsakomybės dėl savo gynybos. Iš tikrųjų, šiandien situacija nėra normali, kuomet vidutiniškai ES valstybės išleidžia gynybai vos 1,9% bendrojo vidaus produkto. Todėl labai tikiuosi, kad NATO viršūnių susitikime Hagoje mes pajėgsime pakelti tą minimalų finansavimo lygį iki 3%, bet tai nereiškia, kad Lietuva taip pat orientuosis į tokį lygį. Lietuva, kaip jūs puikiai žinote, jau šiais metais yra numačiusi didesnį finansavimą ir siekia dar ambicingesnio finansavimo 2026-2030, siekdama viskuo aprūpinti nacionalinę diviziją.